Sveiki, mano vardas Jūratė. Aš noriu pristatyti projektą Senolių patirtis. Kodėl būtent toks projektas? Todėl, kad aš manau, būtent pagyvenusiam žmonėm labiausia reikia dėmesio. Labai dažnai mes negalim skirti savo tėvams, seneliam dėmesio. Tiesiog nesurandam tam laiko arba padedam jiems kažką padaryti, atlikti, atvežam produktus, bet pamirštam, kad labiausiai jiems reikia tiesiog mūsų dėmesio, mūsų meilės. Mes labai retai šnekam, kad mylim juos ir labai retai apkabinam. O žmogui tam, kad jisai išgyventų, reikia bent jau 4 apkabinimų. Aš manau, tas projektas paskatins pasidalinti savo patirtimi, paskatins atkreipdėmėsi į kitus žmonės, į vienišus žmonės. Ir tie patys vieniši žmonės galės pasidalinti savo patirtimi tam, kad surasti savo artimą sielą. Aš noriu pasidalinti su jumis laišku. Šį laišką parašė mano dukra. Jis pilnas meilės, dėkingumo. Aš niekada nemaniau, kad kas nors iš mano vaikų man gali parašyti tokį laišką. Aš tikrai nesijaučiau niekada tobula mama, nes aš tikrai daug dirbau, daug reikalavau iš vaikų. Bet tai meilės pilnas laiškas. Taip mes lietuviai, mes nesugebam išreikšti jausmus dažnai. Mes kažkodėl tai nesugebam tai pasakyti. Aš tikrai gailiuosi, kad aš nesugebėjau parašyti savo mamai tą laišką, kai ji gyveno viena ir jai labai reikėjo paramos, būtent dėmesio labiausiai reikėjo. Jeigu jinai būtų turėjęs tokį laišką, aš manau, kad jinai kur kas geriau jaustųsi. Aš dabar turiu tą laišką. Ir aš manau, kiekviena mama turėtų turėti panašų laišką nuo savo vaikų. Taigi tikrai parašykite savo tėvams, nes tada, kai jūsų nebus šalia, jie galės paskaityti ir pasidžiaugti jumis. Noriu dar pasakyti tiek, tikrai esu dėkinga labai Algirdui Karaliui, nes dėka jo paskutiniai žodžiai, manau, kurios mano mama girdėjo, tai būtent tai, kad aš ją labai myliu. O savidisciplinos programa padėjo daryti viską, ką aš noriu iš karto. Kasdieną padaryti nors truputėlį savo tikslo link.